Sveiki bičiuliai, be 15:07 vakaro, esu prie Kauno marių, nelabai čia planuotai mano tokia žvejyba. Grįžau iš tikrųjų šią naktį 3 valandą po kelionės, tai toks dar visas įsitaškęs. Bet yra kaip yra, čia taip atsidūriau prie marių, iš tikrųjų nebaisiai pasiruošęs. Važiuojant užsukau tik tai pakelio dzikų. Meluoju, ne pakelio, litrą dzikų pasiėmiau. Ir pasiėmiau raudonų dzikų ant kablio indelį. Realiai jaukų viską turėjau iš anksčiau. Netgi dar va mano feederis surištas ant metodo. Reikia viską persirišti, viską. Tai nežinau, girdėjau, kad po truputį juda žuvis mariose. Tai kadangi jau atsidūriau tam rajone, tai įsimečiau su savim ir feederiuką. Nu ir bandysiu pasėdėti čia dabar be 15:07, kol susiruošiu. Kol kažką susidėliosiu, susimaišysiu jaukus. Tai manau bus ir po 7, tai nežinau, gal iki kokios. Tikiuosi iki 10, jeigu neužmigsiu, nes dar toks, sakau, dar po kelionių neatsigavęs, dar jėgų nepupinas, tai nežinau. Plius vėjas nemažas, oho, čia eismas vyksta, laivai plaukia, nu bet čia jau vasara kaip visada. Nu ir matysim, čia karščiai tikrai nemaži. Šiandien šeštadienis 32 gal čia buvo, o rytoj sekmadienį 30, turbūt 4 praneša, pirmadienį išvis ten 36, 37. Tai matysim viską. Žodžiu, skubu, rišuosi feederį, makaluojas jaukus, net iš tikrųjų, va, paprasta kėdutė išlankstama neturiu, čia nesivežiau nei platformų, nei nieko. Jauko irgi čia viskas pradėta. Va, pakeliai likučiai, po pusę, po galiuką. Žodžiu, viskas ant greitųjų, viskas greitai, trumpai ir tikėkimės rezultatyviai svarbiausiai. O žiūrėkit mano vietoj. Koksai laimikis. Nelabai čia man kvepia. Truputį panešiu į šoną, turbūt aš tą starkieną negyvą, kad negadintų iš čia mano apetito. O žiūrėkit, dar vienas guli, matau. Irgi starkis. Bet tai tokie jau legalaus dydžio, sakyčiau. Kodėl jie čia guli? Nu, dviese bus linksmiau. Iš tikrųjų, tai dar chebrytė neturbūt, o šiemet taip va su feederiu tai ir negaudžiau. Gaudžiau su metoduku, gaudžiau vidury pavasario, o su paprastu feederiu tai ir negaudžiau. Tai va viskas ir nieks neparašta, nieks nesurišta, nu toks šiandien. Kai būna paskutinės minutės kelionė, tai pas mane paskutinės minutės žvejyba tokia. Nu. Gerai, jaučiu meškerę, dabar dedu į šoną, susiraišiusiu, paskui pirmiausia makaluoju jauką. O jauką irgi neturiu nei suktuko, nei to, kur į suktuką dedas maišyklės. Nu, realiai viskas taip. Realiai viskas taip greitai, belekai paprastai. Tai bazė pagrindas vis tiek bus turbūt. Čiampo Wonder Yellow. Nežinau, čia turbūt reikia man kažin kiek neprisimaišyti jo. Nes kažkiek aš čia labai ilgai nežvėjos, bet nu tai čia jaučiu, kas čia palai yra. 2 kilogramai, tai realiai apie kilogramą buvo likę čia man jo. To Wonder Yellow. Tada turiu
Champion mixą irgi va, kilograminis maišelis. Tai likęs, nu, čia jaučiu gal daugiau negu puskilį. Tai visą ir sudedam. Dar turiu Wonder Senzerome. Nu, nežinau, toks spalva skiriasi nuo kitų. Spalvytės tokios. Ir Senzerome gerokai šviesesnis. Tai iš tikrųjų to viso ir nepilsiu. Čia irgi buvo 2 kg pakelis, apie kilas buvo likęs, nu tai kokį puskilį supyliau. Tai va taip kažkaip. Frakcijas nelabai skiriasi, tam Senzerome kažkokių raudonų dalelių yra. Kvapas. Nu ką žinau, kvapas. Kaip ir visų, kaip pyrago, kaip sausainių, nu žodžiu, skanus, saldus. Man patiktų, jeigu būčiau karšis, jaučiu. Viso, einam drėkint. Man tik tais truputį, žinau, kad čia nelabai gilio yra daug. Ir vėjas toks nemažas. Tai nelabai tas patinka, bet kaip sakau, jeigu žvejybos sąlygas rinksimės, kaip sakyt, pagal žvejosim tada, kada mums patinka ir tada, kada mums gerai, tai turbūt žvejotume kokius 2-3 kart per metus per sezoną. Nu čia turbūt tikri fideristai iš mano tokių jaukų ruošimo ir maišymo tikriausiai juoktųsi. Bet ką darys? Kai nepasiruošęs, tai taip ir yra. Prasuksim, pramaišysim, pramakaluosim. Susiryšiu meškerę, tada dar truputį bandysiu turbūt dar padrėkinti daugiau. Nes visą laiką reikia vadovautis tokia taisyklė, kad geriau dadrėkinti vėliau, o vandens iš jauko jau nebeišimsi. Kažkaip taip. Žodžiu jaukas. Taip. Aktyviai, stipriai maišom, sukam. Maišom, sukam. Nežinau. Kvepia tai labai skaniai. Konsistencija gal nestebuklinga. Bet dėsim gyvo kažką. Masalų įvairovės irgi nėra. Meniu tik tai baltas, raudonas dzikutis ir tiek žinių. Šiaip žiauriai mėgstu šitas šėryklas, jos tokios su sparniukais ir taip gerai labai kyla, kai traukia. Ypač kur vadinamoji brovkė, tai labai geras. Bet turbūt šiandien bandysiu gaudyti su šulinuku, tokiu 50 gramų. Gal netgi reiktų gaudyti su Windows tipo šėrykla, o tokia. Svoris čia, gale skrenda kaip kulka. Pamačiau, ką tik žuvis iššoko, jau neblogai. Bet kadangi sėklius, tai bandysiu mest toliau. Nu, pradžiai bandau su šulinuku. Tokiu va. Jeigu jau man čia nepasitvirtins niekas, tai tada nežinau. Bandysiu dėti Windowsus, langus. Nežinau, kodėl jie taip vadinasi.
Taip. Kabliuką jaučiu naudosiu Gamakatsu A1. Tokį. Koks čia dydis? 12 dydis. O. Toks kabliukas. Ir pradėsiu nuo jaučiu 12 šimtųjų. Ne, žinokit, hebra, vis tik dėsiu kabliuką truputį didesnį, tą pačią modelio, bet 10 numerį, ne 12. O jeigu jau kažkas negerai bus, tai tada matysim. O valą žiauriai mėgstu šitą, jis toks kamufliažinis. Čia yra Sikata, man atrodo, Mikado, jeigu neklystu. Toksai žalios spalvos kamufliažinis su taškiukais. Tai labai man jisai patinka. Daug kur aš jį naudoju. Tai pradžiai bandysiu ir čia. Manau, kad čia tas storis neturėtų labai įtakot. Tai va, pavadėlį nežinau, pradžiai darysiu kokį apie metro turbūt nebus, kokie 8 comų. Nu ir žiūrėsim žuvų reakciją. Iš vis, jeigu jinai bus. Nu, tas šoninis vėjas tai trumpina gerai reikalus. Ir dar jaučiu, kad kažkur yra prieki žolių toksai ruožas, ne prie kranto, gerokai toliau nuo kranto. Tai manau, kad jeigu su žuvim, tai jau turėtų būti problemų su įsitraukimu. Nu, matysim. Šiaip metu tikrai toli, nežinau kiek čia tų metrų buvo užklipsuota, bet toli. Manau, kad ant 70 metrų tai gaudysiu tikrai. Nu ką, leidžiu turbūt kokią jau 10 šėryklą ir turbūt užteks. Dėsiu kablį, dėsiu dzikelį ir bandysim laukti kokias 5 minutės pradžiai. Daugiau permetinėt, daugiau pasidarbuot, kaip sakant. Nėra jau čia tokie tikslus, tie metimai nėra. Kai toks šoninis vėjas, tai sudėtinga. Va. Dzikelis karpimui ir dzikelis ant kabliuko. Ja, kokie gražuoliai. Tai iš karto truputį pasikarpysiu į atskirą indelį. Žiupnelį įsimetu ir pasišečkoju. Dzikelio košytės. Nežinau, kaip čia jums per kamerą gal nelabai apetitiškai atrodo, bet man emocijų nesukelia. Dzikelius maunu taip. Vieną per užpakalį, vieną per galvą, vieną per užpakalį, vieną per galvą. Nu nežinau, čia kas kaip vadina. Žodžiu, per ploną galą, per storą galą, per ploną galą, per storą galą. Todėl, kad mažiau susisuktų, nes jeigu suveri visus per vieną pusę, tai turbūt jau kas, neturbūt, o kas gaudote, tai pastebėjote, kad sukasi jie kaip
kaip malūnėlis. Šėryklą užsidarom, įdedam gyvo ir iš kitos pusės vėl uždarom gyvo. Kažkaip taip. Gaunasi kamštelis per vidurį gyvas. Kažkaip tais taip, panašiai. Oi, biški nervuoja, čia tas žolės neša bilia kaip. Ir šiaip čia jų pilna ir dar jas čia neša. Tai. Bet lygtais, nenoriu čia nieko sakyti, bet lygtais truputį rimsta vėjas gal į vakarą. Jeigu nepradės jisai čia vėl pūst stipriai. Nu, chebrytė. Kibimukas. Pirmas kibimukas, jaučiu, kad yra žuvytė. Bet čia per tą žolės nežinau, kaip aš ją ištrauksiu. Nes graibštą irgi neturiu. O ten kažkur toli yra žolių juosta. Bandau kelt rankas aukštyn. Bet jau turbūt ėjo. Jau ėjo į žolės. Nu, nežinau čia. Tas toksai eina sau dar ant rytės žolių. Nežinau, kaip čia tą žuvį ištraukti per tokius žolynus. O, lygtais pasikėliau į viršų. Kažkoks pašlemėkas yra. Dar vis. Dar vis kažkoks pašlemėkas yra. Kasgi čia toks? Karšelis nedidukas. Nedidukas, karšeliukas. Bet va. Jau kliauvukas. Kliauvukas, karšiukas yra. Kaip sakant, net tuščiai. Nu, tokie žuvinai tai tikrai nusipelno laisvės. Varyk į murziną vandenį. O! Tikėkime, sulauksim ir didesnio. O, jisai, žiūrėk, neranda kelio. Rado. Opapa. Vėl yra kažkoks pašlemėkas. Vėl toks pats nedidukas. Nuėjo ir tas. Negerai. Negerai. O nuėjo su kabliu. Nežinau. Turbūt nesimato čia jum, bet matosi, kad kablio nėra. O, kliauvukas. Opa. Sėdi. Čia gal jau ne visai pašlemėkas, bet per tą žolės tai klausimas, ar jisai išlips. Turėtų būti normalesnis negu pirmas. Tas, kur nutrūko, tai nežinau, koks ten buvo.
O šitas panašu turėtų galbūt normalesnis, jeigu jisai išlips per tą žolių juostą. Jau, labą dieną. Kiauk tu čia nekėlės, jeigu žolės, tai... O, yra dar. Yra dar hebryte. Ir vėl į žolės. Jau turbūt nebėra. Fuck, nu nesąmonė kažkokia. Lemba. Šūdas. Jo, aišku, ir vėl kablio nėra. O, kai čia miegojau. Nu. Nėra didelis, bet kaip per žolės, tai taip. Nu va. Šiaip ne taip išvažiavo į krantą. Karšėkas. Nu ko tu dabar čia taip? Va. Štai karšėkas. Tu aš jį atkabinu gražiai. Eik tu savo, kaip aptaškė veidą. Atsuskis. Bus čia man puntavotis. O toks žuveliukas. Tereryrė, teraram. Nedidukas, gražuliukas, karšeliukas, bet jau traukti visai smagu. Truputį panešiu giliau, nes jie čia kažkodėl nenori plaukti, o grįžta atgal į krantą. Nu varyk. Varyk. Ir pakviesk močiutę. Opa! Gražiai šitas nuvarė. O, lesa. Tupi. Vat. Na. Eina jisai savo, kaip jisai taškosi. Nu žuvie. Raminkis. Noriu parodyti aš tave į kamerą gražutį tokį visą. Tararyri, tararam, tam, koksai gelsvašonis karšiukas. Nu,
nedidukai, bet visai smagu su fideriuku, smagu. Nėra ką šnekėt. Nu ką, keliausi? Keliauk. Opa. Nu gerai. Nežinau, chebrytė kaip jums, bet man tai visą laiką gaudant su dzikais, tai kažkokia problema yra pavadėlio susukimas. Ir jau kaip minėjau, dedu kaip vieną vienaip, kitą kitaip, vieną už storesnio galą, kitą už plonesnio galą. Ir vis tiek realiai susuka tą pavadėlį nors tu ką. O jeigu dar gaudytum srovėj, tai išvis baisu. Pasikarpysiu dzikelę. Sekant. Koks kliovukas. Ar paliko, ar pakartos. Nesukarpiau dzikų, tai išsilakstys. Cieli po jauką. Dzikų indelį įsidedu jauko kibirą, nes kitaip tai čia pilnas krantas jau. Išlipa suskilauk. Ai, tai gražiai užlenkia, bet ne. Galėjau kirst turbūt. Opa. Jaučiu nėra. Truputis po 10 baigiu savo žvejybą. Keletą žuvyčių pagavau. Oras nurimo. Iš tikrųjų tai dabar tik tai pats gerumas, kaip sakyt, atvėso, karštis viską, jeigu nebūčiau pavargęs, išsimegojęs, tai tikrai dar sėdėčiau ir gaudyčiau, nes kibimas kaip ir yra, pagaut galima. Visas vandens transportas, visi kateriai, motociklai ir taip toliau nurimo. Žodžiu, ramybėlė stoja, naktis ateina ir nebejoju, kad naktį tikrai kibtų, bet neturiu jėgų naktį žvejot, tai greičiausiai, kad tuom ir baigiu. O jeigu sugalvosiu netyčia rytoj arba ryte arba dieną pabandyti, tai dar ateisiu, nes laiko kaip ir turėsiu, tai matysiu. Galbūt dar pratęsiu. Jauko kol kas neišmetu. Su jumis atsisveikinu. Jeigu dar pasimatysim, tai pasimatysim, o jei ne, tai gerų žvejybų, geros vasaros.